mes jūsų klausom. Mano rusų ne pati geriausia. Jeigu ką, aš tada angliškai pasakysiu. Ar jums reikalinga kažkokia informacija? Gimimo metai? Tai pasakykit gimimo metus. 83. 06. Kas vyksta jūsų gyvenime, kam reikalingas seansas, mano gyvenime, nežinau, kažkoks tai blokas yra. Ar aš taip? Ar kažkokia pas mane pajutimas. Viską, ką praėjau, tai yra atėjau į šitą supratimą, kad pas mane kažkoks blokas, dėl to, kad aš bandžiau daug dalykų, reiki, rebefingas, teta kilinga ir daug kitų. Ir man yra toks jausmas, kad aš turiu kažką padaryti, bet ką aš bandau, bet man neduoda tai pilnatvės jausmą. Ar tas jausmas labai trumpas, ar visai trumpas. Aš ieškau ir ieškau ir ieškau. Ir tai buvo ir anksčiau, kaip aš ieškojau kažkas patinka mano gyvenime. Ar tai tenisas, ar dar kažkas tokio. Bet pas mane visada buvo viena - autosportas. Tai iš tikrųjų tėvo užsiėmimas, bet aš nuo 5 metų su juo važiuodavau į lenktynės ir tai atėjo iš jo, ar tai irgi čia mano. Ar aš gerai, bet aš taip gerai jaučiuosi, bet galiu tai daryti ir daryti. Jeigu nors kažką kitą, tai aš paleidžiu žemyn. Ir taip pat labai šitą. Sujungimas su šaltiniu. Jeigu aš jaučiu, tai būna labai retai. Jeigu aš girdžiu ir žinau, kad tai, nežinau kas tai, ar tai mano mintis, ar kažkas kito, aš negaliu suprasti. Tai labai daug visko galvoje girdime. Ilgą laiką. Ir taip pat. Aš norėjau paklausti, o dabar kaip šeima, su kuo jūs gyvenat, kas arti jūsų? Kas dabar? Pas mane šeimos nėra. Dabar aš gyvenu pas tėvus, šeimos neturiu. Aš buvau porą mėnesių Italijoje. Ir realiai laukiu, kada kaip atsilaisvins mano apartamentai, ir aš atsilaisvins ir aš gyvensiu kitoje vietoje. Bet šeimoje savos nėra. Ar yra toks jausmas, kad jūs kažkaip tai prilipote prie šeimos, prie tėvų šeimos? Taip yra tokie santykiai, kad mes daug laiko kartu. O broliai seserys yra? Brolis yra, bet iš tėvo šeimos santykiai nėra, sesers nėra, yra pusseserė. Sesuo, mes kartu ėjome į mokyklą, į tą pačią klasę mokinomės. Jinai man kaip ir sesuo, bet netikra sesuo, bet tokia situacija. Su santykiais sudėtinga. Atėjau supratimą, kad mano tėvai visada buvo kartu, bet jie tarpusavį gyvena kaip iš pareigos, kaip iš dėl to, kad nebūti atskirai. O jūs kaip rišanti grandis, pagimti vaiką, kad būtų ryšys tarp tėvų. Taip, seniau taip ir buvo, tėvai taip ir sakė, jie pasiliko.
Tai mano internetas pradėjo. Nukrito. Nieko. Pasina. Aš jūs įgirdžiu, tęskite. Buvo toks anksčiau, bet tai kaip man jau 40 metų. Nėra dėl ko, dėl manęs, yra kažkas tai dalyko. Mama sako, kad tai aš padariau sprendimą ir aš tai padariau ir tai visam laiko. Ir jinai nenori nieko keisti, jau viskas vėlu, jau aš jau sena. Tai dar kartą tai sprendimas, kad visam laikui, kad jinai liks toj šeimoje, kad nepaliks tėvo ir liks toj šeimoje. O yra už ką jai palikti tėvą. Jinai sakė, kas jai netenkina su vyru. Tėtis buvo išėjęs į kairę. Ir jinai nežiūri į jį kaip. Kas dėl fizinės sveikatos, į ką reikia pažiūrėti? Pas mane? Realiai viskas normalu. Truputį dariau. Inkstus. Rado kažkokias cistas, bet kažkokias nieko rimto. Realiai su sveikata pas mane viskas tvarkoja. Aš buvau virusas, bet aš nieko nenaudoju, jokių medikamentų, vakcinų nedarėt, ne. Ar yra klausimai žinai? O su tėvu kokie dabar santykiai? Su tėčiu dabar realiai daugiau santykiai su mama, su tėvu santykiai yra, bet kažkokio labai gero ar griežto santykių. Jeigu užsiminėjo sportu, tai tada su tėvu kažką darom, tada kalbamės, bet realiai kažkokio rimto santykių su tėvu nėra. Jis toks daugiau į save. Jeigu kas blogai, jis uždaro duris ir išėjo kažkur tai. Ir su manim, ir su mama. Taip realiai reaguoja į tai, kai kažkas nepatinka. Jis kalba lėtai, labai retai sako, kad blogai, jis visą sako, viskas gerai. Ir vaikystė taip pat buvo. Taip ir vaikystėje taip pat. Su mašinomis dirbo garažuose. Tai labai ilgai, aš ką atsimenu vaikystėje, jisai man mažai rasdavo laiko man, bet mama imdavo ant savęs daugiau. Kaip ir matė manyje vyrą. O kas aplamai gyvenime daugiau domina, ko norėtum užsiimti vaikystėje dabar? Kokia kryptis kokia? Kryptis kažkas dvasiško. Aš bandžiau, man patinka konga, rebemfingas, kažkokią tai kombinaciją daryti. Kažką tokio. Kažką kito. Bet jaučiu, kad padėti žmonėms, kažkaip tai, bet ne kaip, bet kad padėti žmonėms išeiti iš sistemos. Toks jausmas. Na gerai, galim pradėti? Taip. Aš paprašysiu išjungti mikrofoną, jūs klausysit, kad nebūtų trukdžių. Pažiūrėsime artą.
Aš laukia. Aš erdvė kaip kurioje daug dėmių, kaip ant plėvelės, kaip kad pažeista erdvė. Ir šitoje erdvėje kas randasi? Gal Virginijus? Pas Virginijus, jis pavargęs atrodo? Jis nėra. Dėmes kaip bliksniai. Jie turi svorį kaip neįspręstos problemos. Jausmas vienatvės. Toks jausmas, kaip kad vienam reikia viską spręsti. Kaip nuimti ir viską perdaryti. Bet viduje netgi suka taip. Bet dar yra tokie, yra ir kiti personažai, kuriems skirtos tos problemos. Tu pasiruošęs jos apreikšti? Taip. Koks įspūdis? Apsireiškia daug žmonių ir visi kaip ant platformų apvalių. Ir visi stovi kaip kad ant didelio ciferblato. Ir kiekvienas užima savo platformą, tarp kiekvienos platformos. Yra tamsus tarpas. Kaip tos erdvės neegzistuoja ir toks kardas. Tai ir yra sistema. Virginijus aiškina, kad tai kaip nuo laikrodžio rodiklių reikia įsisukti arba peršokti. Bando surasti žodį. Tai kaip patikrinimas ar kažkokia kliūtis. Dar kartą klausimas. Tai, ką tu vadinai sistema, tai jinai ir yra? Jinai turi sistemiškumą, sako. Ir kada aš klausimą patį, ką tu norėtum dėl savęs, žmogus sako, norėčiau padėti kitiems išeiti iš sistemos, tai taip pat tą patį dėl savęs. Apspręsdamas tai kaip sistema, kas link tos sistemos. Jis sako, kad aš dalyvis, kuriam ta sistema daro įtaką. Ar savo ruožu tas dalyvis gali daryti įtaką tai sistemai? Jisai galvoja, kad iš tos pozicijos ne, dėl to, kad jisai apribotas savo aikštelę. Tai galima patikrinti? Jis pasiruošęs? Jis pasiruošęs, yra nedidelė baimė. Tai vadinasi, apribotas aikštelė. Vadinasi, dar yra ir aikštelė. Kalėjimo apribojimo irgi sistemoje. Ir galvoje yra užkardas. Toks kaip nežinoma. Dabar ir tas Virginijas, kuris žiūri iš šono į visą tai, į baimę ir į tuštumą ir į pačią sistemą. Ir iš to taško, kaip jis save apreiškia. Neatskleista, neapšviesta erdvė. Tai tokios tamsios vietos. Bet tamsa tai irgi kažkieno dalyvavimas.
Taip, bet jis negali suprasti kieno. Tai, tai pakeitimas, atšaukimas tavęs. Pas jį yra programa, kaip jisai žiūri į tamsą, kaip kad į ją reikia įveikti, kažkaip save perdaryti, kaip įveikti tai. Mes dabar įvėjom pagrindinį momentą, kada tas, kas vadinama save šviesa, žaidžia su tamsa. Ir Virginijus dabar eina į pirminę bendravimą tų dviejų ir pažiūrėkim, nuo visko viskas prasidėjo, kaip apsireiškia Virginijus ir kaip apsireiškia kūno pradžia. Jisai mato spiralinį vektorių, kaip kasa iš dviejų skirtingų dalių. Tokia balta ir juoda spalva, jinai susukta į tokią idealų, kaip styga. Tiesiog labai lygiai. Kažkokiu momentu jinai pradeda išsisukti. Jie ne kartu, o vektoriai pradeda skirtis vienas nuo kito. Ir tuo momentu kokią emociją apreiškia Virginijus. Emocija nepasitikėjimo, baimės ir tokio įspūdžio, kaip kad krachas, pasimetimas. Baimė, kas gali įvykti? Baimė to, kad toks įspūdis, kad daug kūnos pusės atsiskiria ir kaip kad reikės rinktis, su kokia dalim kūno reikės pasilikti. Bet vadinasi, tu prarandi save ir tu lieki nei ten. Vadinasi, kaip tu apsireiški. Jis toks išdarkytas, pakabinta būsena. Nesuprantama, kaip kad tuo pačiu niekur ir visur. Ir tokiu būdu, jeigu tu priimi vieną iš pusių, tai tu miršti priešingybėje. Bet jeigu tu lieki visur ir niekur, tai tu egzistuoji. Ar tu neegzistuoji? Kas tu tada? Toj būsenai, kaip kad aš kūne neįrašytas. O kas tada įrašytas tam kūne? Kas turi būti kūne? O kas įvėjo į tą procesą su savo įstatymais, su savo uždraudimais, su savo taisyklėmis. Yra įvaizdis tokio didelio personažo, kaip tik apsprendėjas. Jis realiai panašus į gaublį. Aš dabar jis stebi tą personažą, bet iš pozicijos, būtent kaip to energija, kuri daro. Ir aš siūlau žaisti žaidimą, kur Virginijus pažiūrės į tą personažą, paskirstyti ir įvertins jį. Jisai mato, kad jisai išbrokuoja.
Jis mato, kuris pilnavertiškas, su kuriuo reikia daug tampytis, o pas kurį yra landa, prie kurio ta išsiskyrimas. Tais labai lengvai manipuliuoti. Kaip į du skirtingas sritis išskiriam. Dabar pažiūrim to skirstytojo veiksmus, ar viską korektiškai jisai daro. Ar yra už ką jį apkaltinti, pabarti. Jisai sako, kad jis daro tai nesąžiningai. Tai yra, jisai daro, pažeisdamas vientisą kvantinę įstatymą, vientisumo įstatymą pažeisdamas. Kas dabar vyksta Virginijaus sąmonėje, kas vyksta su tais, su kuriais skirstosi į pirmą, į antrą, per tą poziciją, kad tas didysis skirstytas pasidarė, yra melagis. Jisai mato, kad tas skirstytas yra dalyvis tos sistemos, kažkokio žaidimo kaip konvejerio. Nes tos, kuris atskyrė, kurie reikalingi, jis dar daugiau išardyti dalimis, bet tuo pačiu pasilieka vientiso. Ar lieka baimė pažiūrėti visą tai kitaip ir ištraukti save iš tos sistemos, iš tos programos. Nes jeigu tai yra jau apgavystė. Pas jį nedidelė. Nedidelė jausmas, kad baimė, kad nesusitvarkys. Kad jų daug ir tai bendra sistema. Tu mažus, todėl tu mažas, kad tu priėmė pusę, ar kairę, ar dešinę. Dabar grįžtam į tai, kad tu nei tas, bet tu esi viską. Atsistok per vidurį. Įdomi frazė, sako. Aš esu įkvėpimas, aš esu iškvėpimas. Ir esu tas, kas tarp jų. Tai, kas duoda impulsą įkvėpimą ir iškvėpimą. Ir kaip tai atrodo, ar aplamai tai kažkaip atrodo. Kaip atskiras savarankiškas pasaulis. Bet jisai vientisas. Ir dabar stebim, kaip kokia transformacija vyks. Judesys iš tolo primentis kaip yin-yang. Iš šitos pozicijos labai komfortiška stebėti. Ir kas vyksta su šita, su ta, kabutėse, nepajudinama ta sistema, su tais galingais, nepajudinamais personažais tos sistemos, kurie valdė ištisus pasaulius. Ir kažkas vyksta su jais, kaip Virginijos užėmė savo poziciją. Stebė jos. Kaip kad iš visų pusių. Ir kas su emocijom? Su emocijomis baimės. Emocijų nėra. Jis komfortiškai save mato, jaučia. Jis mato, kad kaip kad reikia. Jis mato, kad jie labai tokie bjaurūs. Baimės nėra, labai daug nešvaros. Jisai toks visas.
sunku surasti žodžius, kaip kad griuvėsių pasaulis. O aš dabar siūlau tiesiog stebėti to pasaulio ir per stebėjimą Virginijos, kas vyks. Kažkas naujo, kažkas įsirikiuoja. Kažkas iš pagalbinio įrankio. Toks įspūdis, kaip stato namus iš plyto, bet cemento, bet be skiedinio. Rusiškai tai vadinasi tep-lep. Lyg tai atrodo pastatyta, bet jis tai vadina beprasmišku. Ir jeigu tai dar lieka visame tave, įdėjimas energijos, jo projekcijos, pačios Virginijos, jo kažkokio minčių, idėjų tame. Ar jisai pasiruošęs taip paimti, išvesti, ar lieka kažkokios dvejonės. Liko fundamentas, pagrindas jo, o visas tas chlamas ne jo. Ar neša jisai dėl to kažkokią atsakomybę, kažkokią. Taip, jisai atsakingas už tai, kad reikia laikyti šitą stabilumą, nejudinamą. Tai kas iš naujo? Tai jeigu tu nusprendė, kad tu laikai būtent šitą maišalinę, ar verta tai laikyti? Jis nenori, kažką suriša, tiesioginė prasme. Kaip kontraktas, ar kažkokia konstrukcija parašyta. Dabar paimkime, parašykime šitos kontrakto sąlygas, kas kam skolingas. Visi sako, kad pas jį nugarą būtų išrašyta, taip, kad ant nugaros parašė tiesiog. Momentą, kaip darė kontraktą, jisai buvo toks pasyvus, jis negalėjo nieko rinktis. Jie parašė tą kontraktą, jis tokia būsina, kaip kad taip, kad nesupranta, apie ką kalbame. O jie parašo kontraktą, o kas jame parašyta? Kad jisai turi neatlygintinai išplėsti į maksimą, įsiplečia maksimaliai, jis neturi teisės nei siaurinti, nei sukti, tai turi būti statiniai būsena ir prie to pačio, jis negali ją valdyti, ir negali niekur ją nuimti. Ir dar prirašymą visai, kad didelės aukos ir atsakomybė ant jo. Tai yra negalima dėl to, kad bus aukos, kad sugrius šitas kortų namelis. Aš dabar užduodu klausimą Virginijai. Ar tu pasiruošęs, kad visas tai sugriūtų pagal jų scenarijų? Pas jį pradeda tas uždraudimas, pradeda įkaitinti, tame irgi yra jo
energiją. Žiūrėk į tai kaip energiją. Prie to pačio prieš tai griūdavai tu, tavo įsikūnymai, tavo gyvenimai, kaip sveiko, laimingo žmogaus. Ant svarstyklių stovi sistema, kuri padaryta ant tavo ramščių, kuri lemia griuvimus į kitus gyvenimus ir paralelės, kuri padaryta per apgaulę tavęs. Ir dabar norisi, kad tą programą ne tik nuimti, atjungti, bet tos programą uždraudimą, bet kad Virginijus įveitų į tą uždraudimą, kaip kad laužydamas ją. Tai yra įveiti į būseną didybės, tu stipresnės to, dėl to, kad tu buvai sponsoris tos programos, tu sponsoravai savo sveikatą, savo gyvenimą, savo sėkmę. Inkstai tai irgi tam tikri organai, jeigu yra ten, tai ten išmetimas iš savo balanso, iš savo harmonijos. Stebim. Daug įvaizdžių pradėjo judėti. Šitas įvaizdis teorijos, kad pasaulis pastatytas ant vėžlio šarvų. Tai va, kad jis taip jaučiasi, kad jisai ant jo pastatė, kaip ir tas vėžlys. Jisai dėl tos legendos jis irgi galvoja, kad yra tas vėžlys. Yra ta konstrukcija tam, kad ištraukti vieni iš jų montuojasi, kur inkstai, o iš kitos pusės, kur iš viršaus, kur ir po to kaip lieka kaip didžiulį kaip kuprinė. Pirmas noras jo nuimti šitą kuprinę, kaip tą šarvus tos vėžlio nusek nuo savęs. Jis kaip tik tai daro, ta erdvė darosi maža, kaip kad suaugęs žmogus išeina iš smėlio dėžės. Tokios mažos figūrėlės. Tai va, kur programa vaikystės. Ir dadeda vaikiški žaidimai. Viduje labai įdomu. Toks įvaizdis, kaip kad resursas pramuša tą vidinę živę, pramuša ir išmeta. Ir viduje pradeda šviesti. O šviesa tai banga. Aš dabar siūlau įvesti visas bangas įvesti. Pradėjo eiti vibracija, švara vibracijos pradėjo eiti. Ir dabar galima preikšti
apreikšti šitą atsinaujina prieš tą, kur, kur buvo priklijuotas prie tėvo ir mamos. Ir kaip jisai pasiruošęs išeiti vibraciškai iš šeiminio vieneto. Ir kaip mama reaguoja? Mama yra. Pas mamą yra toks užspaustas kanalas, tai negaliu pasakyti, kad tai būtų baimė. Tai greičiau diskomfortas, tai nepatogu. Kaip kažkas juda, kažkas keičiasi, tai nepatogu. Patogu, kaip visur viskas užtvirtinta, niekas nejuda. Ir tai nereiškia, kad reikia užšaldyti kitus dėl savo tam tikro komforto. Ir kaip dabar apsireiškia Virginijus prieš mamą, kokia jo emocija, ar pasiruošęs apreikšti savo valią. Pas Virginijų nėra jokių emocijų, tik ramybė. Jis apreiškia valią. Kokie veiksme. Kaip pat ištraukia tas šakas. Kaip kad toliau tęsia šitą šaknų sistemą. Jam labai svarbu judėjimas. Pagal jo skaičių matricą, judėjimas per garsą, per visą apimčią meilę, bet iš tikrųjų tai energija, kurią negalima apreikšti vienu žodžiu, tai kažkokia šventė judėjimo, tai yra jo esmė komforto jo kūne. Jo pirmumas, valdymas savo gyvenimo, savo likimo, savo scenarijų, kur jisai, kame jisai, ar Virginijus tai turi. Ir tik dabar pradeda visą tai įsipakuoti. Ir aš kaip toks, kaip pulsuojantis rutulys. Kaip žmogus vysto iššiose, taip ir pas jį toks apskritimas energijos pradeda pulsuoti, pradeda gyventi. Ir kaip tik tai jisai praėjo, pratęsė savo giminės atsiskyrimą, atsiskyrė. Emocija, kažkokios tai kažkokios atsiskleidžia, ar jausmai, programos. Gan ramiai į tai visą žiūri. O kas dabar laukia, kas jo laukuose šviesos vyksta? Daug veiksmų surištos su tuo, kad ledu padengta ir visas tas ledas pradeda skilinėti, kaip kad pradėjo kaip savotiška apsauga, pradeda byrėti nuo jo, krenta ir prie to atsiskleidžia jo resursas fizikos ir energijos.
ir kur yra pradžia sukimuose šitos resursų. Jis atsistoja srityje savo sukimuose. Dabar galima užsifiksuoti tam komforte. Jis sako, kaip kad nebuvo kažkokio centro. Tai yra, ir kaip ten sako, kad turite savo matymą. Tai yra gravitacinis taškas savo sukimuose, savo judėjimo. Iš tikrųjų, buvo toks blaškantis keliautojas. Epicentras, epicentinis centras. Tolygiai šviečia šviesos laukai. Taip ir kokie agregolinės struktūros dalyvauja ir maitinasi Virginijos energija. Yra įvaizdis spiralės ir tokių kaip ant kaklo amuletai ar kažkokios konstrukcijos. Bet dauguma iš jų kabo ant kabliuko, ne ant jų. Nuo jų eina toks fonas. Kaip kad periodiškai reikalauja jo dėmesį. Kaip kad duok mums žiežirbų. Ir kas įdomu, tie kabaliukai, ant kurių kabo, jie primena kaip tokios, kaip pirštus. Ar pas Virginijų lieka kažkokia atsakomybė nuo tų kabaliukų? Atsakomybės nėra, greičiau tai toks santykis, kad negražu kažkaip tai ir keista. Nenoras priimti, nenoras, kad tai būtų lauke. Tiesiog žiūrime, kai tai jisai perdarys. Vieną momentą jisai sako, kad tai randasi kaip mumija. Vadinasi, ta mumija buvo kažkokia tai pavyzdžiui. Tai toks noras kažkokios gelbėti mirusius, tampyti mirusius. Pagal analogiją. Kaip kad jisai buvo fundamento to, kas negali gyventi. O jis tam atiduodavo resursą. Tuo pačiu ir ten tas pats. Negeriuoti jisai nori tą. Stebime. Sako, išvalo beprasmybę. Aš supratau, kad pas jis programą, kaip iš to, kaip buvo atskirimas ir jeigu jis priima vieną iš pusę, tai viena, aišku, numiršta. Tai ir buvo balansas. Taip, iš tikrųjų. Baimė pasirinkimo. Jeigu aš nuimu vieną, tai kažkas kitas numiršta. Ir jisai tampydavo su savimi vientisą resursą. Ir dabar einam į atskirą klausimą. Ar tu pasiruošęs
numirti ir priešingybė, ten, kur tu galvoji, kad tu lieki. Įdomus jausmas. Atsisloksniuoja, atsiskiria. Tai ką vadinasi, taip tu pasiruošęs? Taip pasiruošusi ta dalis, kurie atsiskiria nuo jo, išeina. Ir būtent tos dvi mirtinos, tos dvi skirtingos dalis atsiskiria. Ir iš jo erdvės išeina ir atsilaisvina. Agregorinė konstrukcija išsivalė ir ta spiralinė konstrukcija išsivalė, kuri pradžioje buvo. Ir aplamai pagal gyvenimo linijas tokia pati situacija. Jie kaip susirišo ir įvyko procesas niveliacijos valymo. Šito pasaulio priešingybė ir pirma baimė apsireiškia tame, kad miršta viena iš pusių. Jinai prapuola. Mes pradedam per kairę bijotis dėl dešiniosios. Išeinam į dešinę, bijom dėl kairės. Bet mes pamirštam, kad mes iš tikrųjų ne dešinėje ir ne kairėje. Bet pas smegenis tik du pusrutuliai, jis negali suprasti. Dabar einam į epifizą, pradedam kelti. Ką tu matai? Kaip kad nedafunkcionuotas, nesisuka. Pasidirba kaip kad procentų. Iš to viso tik 30%. Įsuka į. Dabar pradėjo banga. Pradėjo užlieti. Užsuko. Pradėjo eiti per stuburą. Per stuburą. Ar apsireiškia kažkokie replikantai, duplikatai? Replika yra, jie poriniai. Dar sakyčiau, kad jie poriniai ir dviejų lyčių, vyras ir moteris. Tai tokia mintis, kad aš pakeičiau
savim visus. Išvalo, anuliuoja juos. O dabar jo paralelės kažkokia būsenos. Kaip kad sakom, kiti pasaulyje, ten yra kiti išmatavimai, bet jo ten, kaip sako, kad širdis neišlaikė. Kaip kad toks įsireiškimas, kad sudaužė širdį, tokia didelė krūvis širdžiai. Kaip kad atgarsiai ateina į dabartinį gyvenimą. Ir dabar ten kokią emociją sudirbo ir ką įvedė mechanizmas į sugriuvimą. Tai savotiškai auka jausmų ir emocijų. Kaip kad per širdį viską buvo praleista. Kaip kad ne per energiją, o per atskirus organus. Fokusas patrauktas. Ar ta programa aukos yra, jinai truputį persidarė per inkstus, per kepenis. Tai programa atrodo kaip kad stiprus sufokusavimas, nežiūrėti bendrai situaciją, o kaip kad per raktų skylutę žiūrėti visą situaciją. Ir ką dabar jisai daro su šitą programą, su ta įranga? Kaip kad maštabas didėja, kaip kad daug pilnesnį vaizdą mato. Kaip tunelinis matymas. Periferiškai. Jausmai. Mažesnis spaudimas nuo akių, nuėjo, nervai atsipalaidavo, smegenys palaisvėjo, pasidarė minkščiau, nėra spaudimo. Ir ta paralelinės gyvenimas, kuris buvo, ar pasiruošęs jisai ištrinti savo esmėje. Iš tikrųjų, jinai apsireiškia kaip ta tamsa, į kurią reikia nerti. Įveikti ją ir pradėk šviesti kaip fotojuostelė. Ištrink visą negatyvą. Įleisti pozityvą. Taip, išvalė. Kaip dabar aplamai energijos struktūroje kažkas keičiasi? Energijos judėjimas atsirado iš viršaus į apačią, iš viršaus iš apačios į viršų. Tokia kaip spiralė pradėjo toks sukimasis viduje.
Dabar vyksta tie pasikeitimai. Ir dabar jeigu tėvą apreikšti, ar galima jį? Jo scenarijus, jam, kuris jis buvo užkabinęs, gražinti jam, jeigu kas jam patinka, tai tegul jam patinka, o Virginijus savo pasima. Toks išsireiškimas savi svetimi. Didelis judėjimas vyksta po nepažįstamas vietas, be emocijų, be baimė, be programos, nes prieš tai buvo programa kaip lyginimas, kaip referentas, kaip viskas buvo lyginama. Tai daugiau, mažiau, blogiau, geriau. Dabar to nėra. Dabar konkretus veiksmai asocijuosi su jausmais. Ir nereikia lyginti su kažkuo kitu. Tai yra dabar kūnas pats su savim, su savais jausmais veikia. Lengviau pasidarė judėti. Einame į momentą dabar, kaip dabar atrodo šviesos laukai. Tolygus, ramus, šviečia, sukasi. Antipasaulis, užrakintas, toks didelis, didžiulis pakabinimas spyna. O pas ką raktas nuo tos, o pas jį, tarp kitko, raktas. Bet jisai pats netidarinėjo, jisai pats uždarė, kaip kad nieks ten neįveitų ir durys tokios masyvios, kaip kad būtų apkaustyta metalu. Baimė parodyti, baimė atidaryti šitą antipasaulį dėl kažko tai. Šitą programą išsaugoti, tai kad su juo nieko nesitiktų. Baimė, kad su juo nieks ten gali įveikti. Ir pridaryti kvailysčių, purvo įnešti. Ir iš tikrųjų jie ten jau senai buvo įvėję ir naudojasi. O uždariai tu tik tai nuo savęs jie. Įvėję į jį. Ir kaip? Kas vyksta? Jis programą tą paėmė. Kaip kad idealus antipasaulis, bet naudotis aš jo negaliu. Tai tas blokas, apie kurį kalbėjo Virginijus pradžioje. Taip. Yra tokie įvaizdžiai iš vaikystės, kaip kad puodelis, bet neišpakuotas. Lieka uždarytas, kaip kad būtų gaila naudoti. Kas dar?
dalyviu pasidaro šito antipasaulio. Antipasaulis tai kaip antipasaulis, kaip kad tu, tai, kas atsiras dabar tavo realybėje ir ką dabar reikia įsivaizduoti, kas bus toje realybėje, tu negalėjai dėl to, kad ant ten kabėjo spina, dėl to, kad tas pasaulis yra iš fantazijų ir realybė. Dėl to, kad šitas pasaulis yra pirminis, o apsireiškimas fiziko tai yra antrinis. Tai yra ta, ką tu įsivaizduoji savo pasaulį, savo įvaizdį. Yra svajonė ir aš einu fizikoje į tą svajonę. Yra svajonė, o taip sakydavau, kad tu net nesvajok, nes viskas ir taip nuostabu. Ir kaip kuo toliau Virginijus apreiškia savo gyvenimą, savo aspektus. Ir tie antipasaulis labai gražus. Jeigu jį palyginti, kaip filmuose, kaip jo antipasaulis kaip Disnėjaus multfilmas, toks visas užpildytas, toks realiame pasaulyje. Jo spalvas pradėjo judėti, pasaulis pradėjo dažytis, nepritarinėsi, bet daugiau užpildymų pasidarė. Ir vis tik aš daugiau siūlau sukurti modelį pasaulyje, kuri vadinasi fizinis, dvasinis pasaulis Virginijaus. Tai jan, gerai, blogai. Meistriškumas valdyti šitos du arklius. Naujose balansuose. Ar dabar pasiruošęs tai daryti? Taip, labai įdomus įvaizdis. Kaip kad jo įvaizdis iš akių, kaip kad žiūri kelias grįstas, kaip iš tų akmeninių ir iš kitos pusės, kaip kad viena gatvės pusė gera, o kita priešingume. Ir kaip jie atskirti tokio stiklu. Kaip kad labai dualus pasaulis, kaip kad kardinaliai geras ar kardinaliai blogas ir niekaip nesumaišomas. Ir taip labai atskirimas, kaip kad nuima tuos pasaulius ir daro juos vientisus. Sujungia juos. Labai panašu, kaip sumaišo spalvas dailininkai. Ir viduje labai įdomus jausmas. Ne kaip svarstyklio, kad meta į vieną ar kitą pusę supinių, o kaip kad harmonija. Nėra varžybų tarp dviejų pusių. Ir dabar kaip tik fizinis kūnas galima sukoreguoti. Pagal
stuburą ištraukia tokias, ištraukia sąvaržėlės ir viduje viskas pradeda judėti. Kaip limfa. Inkstai lygiai pradeda dirbti kartu, smegenis. Neuroniniai sujungimai, kurie sujungia kairį ir dešinį pusrutulį, ten darosi aktyvus. Ir aplamai visi organai. O dabar filtracija vyksta, dabar planetarinė širdį, ne planetarinė širdį nėra. Filtracija neišrikiuota. Jinai darosi per kažkokią labai didelį sunkumą. Labai pažįsta per spaudimą toks, kad reikia persistengti, kad padarytų lengviau. Išrikiuoja. Sustato filtrą ir į planetarinę širdį, viskas, kas juda, kas nereikalinga, viską utilizuoja. O pažiūrėk juosmens tą junginį, nugarą užspaustas jisai kaip kad į vidurį būtų įspaustas. Ir aš matau tą diską, tokį kažkokį sakysim, kad tai nebus ne žemės gimimo. Kas tas per diskas? Jisai ne savo vietoje. Aš matau tokį šviečiantį elementą. Kaip kažkoks mėlynos spalvos. Kaip kad šviečiantis ledas. Bet jis dar blokuoja, dar kažkokias savas korektiruotės įneša. Galima apreikšti šeimininką šito disko. Aš matau jį. Ne žmogaus įvaizdis. Tokio panašus į kažkokią jėgą. Pirma asociacija kaip kad stichija. Kaip stichijos jėga. Motyvas jo nelabai suprantamas. Aš nematau nieko teigiamo nuo jo. O kaip Virginijus taip apsprendžia, jisai pats leido instaliuoti savo implantą dėl kažkokio tikslų, dėl kažkokio vystymosi. Jis nežinojo, kad ten kažkas yra. Ir ką jis su to daro, kai sužinojo. Tai irgi kažkur vyko kažkuriam. Kaip tai vadinasi? Tai ne meditacinis procesas, o kažkoks grupinis, agregoninis, ezoterinis. Kažkokia sesija, nežinau, kaip tai pavadinti.
Aš tai pavadinčiau injekcija jėgos. Jeigu mes kažką turim išplėsti, bet jūs iš tikrųjų neišplečia to, kažką įstato. Ir eina žodis rebrefingas. Kas tai? Toks įspūdis, kad jis reproduktyvinę sistemą užšaldė. Tai yra psichotechnika, per kurią galima toj būsenai. Tai dar jeigu tai darosi grupiniai meditacijai, tai tos programos iš vieno įvairiai susimaišo ir gali pereiti į kitą. Ką daro Virginijus? Jis grąžino stichiją į savo vietą. Netgi ne į savo, netgi vietoj tos stichijos. Ir kraujo apytaka pradėjo iš karto. Ir todėl vieni, atrodo, jaučiasi save puikiai, dėl to, kad įvėjo dalis kitų žmonių, o žmonės gali jaustis kažką blogai. Ir pas mūsų klientus daug metų gal dėl to, kad jie ateidavo ir jie būdavo prisirinkę negatyvių programų iš kitų žmonių. Ir kai pradedam bendrai veikti ir kaip vyksta perėjimas iš vieno į kitą. Resursas per kojas ir rankas, ketvirtinės sistemos pradėjo dirbti. Ir kūnas iš vidaus, kaip kad įsivalo. Kaip kercherio plauna. Išvalo. Yra ant vidaus yra užbėgimai. Pradėjo elektroimpulsą, kaip dabar pradėjo judėti. Dabar yra toks užspausta buvo. Tai dabar po truputį viskas pasileidžia. Kvėpavimas vientisas, širdies mušimas vientisas. Ir dabar gyvenimo aspektai, savo šeima, savo santykiai. Atrodo, kad viskas nauja, kaip kad viską, kad būtų pastatę. Su savo fundamentu. Dabar išėjo energijos išbalansavimas, kažkokias spalvas dadeda. Jis labai gerai moka. Jis labai gerai moka dirbti su erdve. Toks įvaizdis, toks įdomus, kaip kad pas žmonės yra, būkim, kaip sakėm, atvirai bendrauti. Bet šitas pas jį jam patinka. Kaip pagal faktą. Jam reikalinga kita spalva, nes kita spalva. Virginijus irgi geras organizatorius ir kas būtent sferos ezoterikos. Ir pats gali pravedinėti ir organizuoti kitus žmonės, viskas su lengvumu. Toks kaip šou.
Šou kryptis. Šou gera prasme. Gerąją prasme. Viešai. Gyvenimo aspektus. Išrikiuoja prie to pačio laisvę, kaip laisvas dailininkas. Kažkokie kalnų masyvai. Į viršų paima. Daug momentų daro daug ramesnius. Tai tiesiog tokius ramius tiltus, keliukus daro, seniau tokių nedarydavau. Ir dabar ta realizacija, finansinis priteklius. Išrikiuoja. Pas jį viskas gerai išrikiuota. Ir įdomu, ką jis pats savo pasakys. Judėk savo keliu. Greitis yra, bet eina savo keliu. Ir labai įdomus jo laukas, jo kelias. Nežinomas ir tai daro jį įdomiu. Dar aš matau per Virginiją, jisai rodo, kas yra garso banga ir kaip žmogui kaip garsinis, kaip kad garso riba ir kaip būna toks sprogimas ir kaip Virginijos mes visi bijom to barjero pereiti jį, pasiekti jį. Bet prasmė tame, kad kai tu įeini į šitą barjerą, tu ten daraisi tuo, kuo nori būti. Ne prieš barjerą, o ne po barjerą, bet įveikti tą sprogimą ir būti tuo sprogimu. Kaip mums sako, garso greitis, o ten daugiau nieko nėra, o ten kaip tik riba tarpų pasaulių. Būtent šitoj garso vibracijai. Aš nežinau, kaip taip paaiškinti. Paprasčiausiai reikia taip kaip čia visą tai reikia išsiaiškinti. Aš jau pradėjau pas mane viskas skambėti, man kaimynai kažką daro. Ar Virginija viskas jums suprantama, ar dar kažkokių yra klausimų. Gal kaip ir viskas suprantama, realiai daug vietų palėtė.
Aš visada sakau, kad informacija eina tokia eina, kad mums patiems ne visada būna, kas būna aišku. Aš įsiųsiu jums audio, aš viskas man tiko, aš daug ką žinojau, netgi jokinga buvo, o kūniškai kažkokie judėjimai prasidėjo. Taip, du kartus ėjo energija per kūną. Pirmą kartą neatsimenu, bet antrą buvo kaip tatuiruotė. Išvalėte. Ir vėjas į tokį kaip spraudimą. Ir kaip filmas Matrica yra. Aš tą filmą mačiau. Gal 40 kartų žiūrėjau. Kaip jis ten įėjo į tą sistemą ir viskas sprogo. Toks matymas buvo, kaip jūs sakėte. Ar jūs leisite seansą publikuoti? Ar leisite? Jeigu kažkam tai padės, tai prašau. Vadinasi, kad tokie seansai tokie jiems ne visiems įdomus jau. Todėl to, kad juos reikia galvoti, suprasti, bet džiugina tai, kad yra daug tokių, kurie nori pakeisti savo mąstymą ir žiūrėti iš kitos pusės. Dėl to, kad kiekviena pas savo yra savo versija. Mes niekada nesakom, kad taip, mes sakom, kaip įsivaizduok ir pagalvok. Ir logikai. Ir prie kokių minčių tai ateis. Ir čia prasideda kaip tik kaip stebuklas. Ir man buvo visada sunku vizualizuoti, jeigu aš praktikos kažkokios sakydavau, dabar vizualizuokit, man būdavo sudėtinga. Ir aš prisimenu vieną hipnoterapiją, kuri praeitus gyvenimus ėjom ir ten reikėjo. Aš mačiau pilį ir reikėjo ją statyti, bet aš ją statydavau, jinai visą atgal ir aš niekam negalėjau jos pastatyti. Ir kaip tai, ką matau Eugenijus, nes dėl to, kad nebuvo medžiagų, kad jisai nesilaikytų, kad jis laikytųsi. Nebūtinai reikia mokinti save, kad viską maitinti, galima matyti informaciją visai kitokiame būdais. Tiesiog tik informacinio lauko kažkokio garsų tokiais jausmais, kurie nepažįstami, gyventojai šito kūno. Dėl to, kad aš priimsiu. Tai sako, kad tu nieko nematai, taigi tu matai tamsą. Tai tu matai tamsą, bet taigi tu matai tamsą, o tu netgi negali įsivaizduoti, ką tai reiškia nieko nematyti. Ką tai reiškia nieko nematyti. Tai to negali būti visai niekada. Vis tiek kažką matysi, galbūt tamsą. Tai vadinasi, užeikite tamsą ir pradėk žiūrėti, kas yra ta tamsa. Ir tada pradedam stebėti, ir tame kažkas yra. Tai ta tamsa yra tokiose metamorfozėse atsiskleisti ir ten žmogų nesustabdysi. Aš gerai jaučiau šitą bloką. Taip.